Daiva pristatė šios dienos, tikrai puikios, šaunios savaitės paskutiniosios dienos tema yra geroji institucijų patirtis skaitmenizavimo srityje. Ir numatyti yra 5 pranešimai. Pasiklausysim apie kibernetinio saugumo sąmoningumo didinimą, procesus, pokyčius, reikalavimus bei atitikti, virtualios mokymosi aplinkos Moodle funkcionalumo gerąją patirtį. Su seniorų pasauliu bandysime susipažinti, daugiakalbė automechanikos foto žodyno inovacija su Erasmus+. Ir pasiklausysime apie skaitmeninės transformacijos žingsnius Utenos kolegijoje. Tai turbūt nebegaištant laiko, perduodu žodį pirmajai pranešėjai, Simonai Grigaliūnienei iš Lietuvos verslo kolegijos, kuri kalbės apie kibernetinio saugumo, sąmoningumo didinimą, procesus, pokyčius, reikalavimus bei atitikti. Labą dieną, gerbiami kolegos, tai tikiuosi gerai girdžiuosi ir dabar bendrinsiu ekraną, paprašysiu dar šiek tiek patikslinti, ar matote viską gerai ir turbūt pradėsiu tada, jeigu leisite. Tai stengsiuosi sekti laiką, tai turbūt nuo dabar galiu skaičiuoti 15 minučių, ar ne? Jūs mane sustabdysite, gerbiama Daiva, kai jau laikas baigsis, kokia čia ta mūsų tvarka, tai aš maždaug 15 minučių žinau, kad turiu, tai jūs mane turbūt dar ir spėsite. Tai labą dieną, gerbiami dalyviai, šito puikaus seminaro ir noriu padėkoti tikrai organizatoriams, kad pakvietė, kad sudomino mano pranešimo tema. Ir iš tiesų, galbūt, kadangi pasinaudosiu progą ir patikslinsiu, kad kitus, kurie galbūt norėtų plačiau paklausyti apie šią temą, tai kviečiu tikrai į mūsų Lietuvos verslo kolegijos Vilniaus padalinį, kuriame iš tikrųjų būtent lapkričio 21 dieną gyvai vyks netgi 2 seminarai visą dieną. Tai paskui galėsiu su jumis pasidalinti būtent informaciją apie vietą, lokaciją ir tikrai, manau, galėsite tada detaliau išgirsti šiandien pristatomą būtent prezentaciją, bet turbūt dabar jau pradėsiu, nes manau, kad kibernetinis būtent saugumas yra labai aktuali tema. Ir galbūt ne kiekvienas žinome, kad netrukus būtent jisai, jo valdymas palies mūsų visus be išimties dėl atsiradusių naujų direktyvų, bet apie viską nuo pradžių. Tai kibernetinio iš tikrųjų saugumo grėsmė labai išaugo didėjant skaitmenizacijos procesams ir įmonių darbo procesams. Ir čia apie įmonės aš kalbu galbūt yra daug platesnė sąvoka, tai čia mes tikrai apimame ir viešąsias įstaigas, ir ligoninės, ir visas kitas institucijas. Ir netgi pavienius asmenis galėčiau tai patikslinti. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt būtent į šitą grafiką pateiktą, mes galime pamatyti, kad būtent pastaraisiais 5 metais buvo didžiausias, galima sakyti, tas augimas. Ir galiu patikslinti, kad patys pirmieji šuoliai prasidėjo 2019 metais, kuomet jau prasidėjo tie skaitmenizavimo įsukimo procesai. 2022 metais mes turėjome dar spartesnį šuolį dėl to, kad įvyko nenumatyta force majeure situacija ir buvo COVID pandemija ir kuomet kiti asmenys iš tikrųjų svarstė, kaip apsisaugoti, mokslininkai kūrė vakcinas, ar ne, atsirado ir programišių, kurie iš tikrųjų pasinaudojo šitą situaciją ir iš tikrųjų, kas tapo tendencinga, tai itin didelis atakų skaičius. Ir tas atakų skaičius, jisai buvo susijęs su tuo, kad iš tikrųjų žmonės nesitikėjo, kad gali būti apgauti būtent tokioje jautrioje situacijoje. Tai vienas iš tokių ar ne pavyzdžių tai galėtų būti, pavyzdžiui, World Health ar ne, asociacijos puslapis ir tiesiog paskutiniai skaičiukai ir, tarkime, raidelės puslapio buvo pakeisti. Ir dauguma vartotojų net neįtarė, kad tiesiog įeina į netikrą puslapį ir mato netikrą informaciją. Žinoma, įvairios ar netikros žinutės apie COVID pandemijos rezultatus ir panašiai. Antrasis iš tikrųjų toks augimo bumas labai nuvilnijo, kuomet prasidėjo karinė situacija Ukrainoje
Bet visą šitą laiką taip pat sekė iš tikrųjų tokia tendencinga didėjimo banga susijusi su daiktų internetu. Ne? Vis daugiau daiktų buvo prijungiama prie interneto ir vis dar yra prijungiama. Ir tai yra potencialiai grėsmė ir kartais mes pamirštame, kad, na, tarkime, skaitmenizuojant procesams, patys nevaldome savo saugumo. Visada mėgstu sakyti ir studentams, ir seminaro metu, kad išeidami iš namų visada užrakiname duris, bet nesekame savo saugumo internetinėje erdvėje, paliekame atidaryti elektroninį paštą, kartais to pakanka. Ir bene svarbiausias dalykas, kad tie kibernetiniai nusikaltimai tampa vis rafinuotesni. Tai yra be tų, nuo kurių mes galime apsisaugoti, yra ir tokių iš tikrųjų, kur mes net negalime numatyti. Ne? Tai vieni iš pavyzdžių, kuomet yra įsiveržiama į įmonės elektroninį paštą, iš jo yra išsiunčiama sąskaita su pakoreguotais minimaliais elementais, ar ne? Ir vėliau iš tikrųjų net nepastebimai jinai yra apmokama, tačiau negaunamas ar ne grįžtamasis ryšys apie produktą. Tai čia yra tik tai vienetai ir šitie skaičiai, bet dėja pasaulyje yra tik tai ledkalnio viršūnė. Nes įmonės nenori iš tiesų susigadinti savo reputacijos kitų įmonių atžvilgių, klientų atžvilgių. Turbūt sutiksite, kad jeigu įmonės veikla sutrinka daugiau negu parai laiko, tikrai jinai per tą laiką praranda ne tik klientų pasitikėjimą, bet taip pat ir užsakymus. Dėl to, kai kurios įmonės bando nuslėpti, kad buvo įvykdytos kibernetinės atakos, norėdamos išlaikyti savo būtent reputaciją. Kas yra labai svarbu ir čia iš tikrųjų galite pasižiūrėti į tą realų skaičių tų kibernetinių atakų ir situacijos. Tai 23 metais buvo prie interneto prijungti 22,3 milijardai renginių. Ne? Vien 21 metais, jeigu mes pasižiūrėsime, 102% išaugo kibernetinio atakų skaičius, ar ne? Tai mes turime tikrai tokius itin bauginančius skaičius, ar ne, susijusius su skaitmenizacija. Ir kibernetinė ataka yra įvykdoma kas 39 sekundės Jungtinėse Amerikos valstijose ir kas 10 sekundžių pasauliniu mastu. Kas yra, ar ne, turbūt iš tokių skaudesnių, ar ne, kriterijų, kad daugiau nei 60% vis dėlto sumoka tas išpirkas, kad nenukentėtų įmonės, institucijos, ar ne, jų klientai ir panašiai. Bet tai, žinoma, neužkerta to kelio ir dažnu atveju net nepadeda sugauti tų kibernetinių atakų vykdytojų. Svarbiausias aspektas, tai tikrai mums vis dėlto trūksta švietimo ir 74% Lietuvos iš tikrųjų mažų ir vidutinių įmonių skelbiasi, kad jos yra nepasirengusios. Ir jeigu mes bandytume atsakyti klausimą, kodėl, todėl, kad jos galvoja, kad yra didelės įmonės, iš kurių yra daug paprasčiau ir naudingiau kažką nusavinti. Ir žinoma, kaip ir minėjau, karas buvo irgi viena iš tokių pakurstančių ugnių, kas iš tikrųjų vis dėlto nukreipia ir padidino net 8 kartus išaugusius kibernetinius ar ne atakų būtent pobūdžius. Jeigu kalbėti netgi apie nuotolinio bendravimo platformas ar ne COVID pandemijos metu, buvo irgi atlikti įvairūs tyrimai ir Zoom, būtent nuotolinio bendravimo platforma, buvo išskirta kaip nesaugiausia. O jeigu paklaustumėt kodėl, tai dėl to, kad iš tikrųjų tos platformos pagalba pandeminių laikotarpių bandė bendrauti būtent Jungtinių Amerikos valstijų karinės būtent pajėgos ir tokiu būdu kitos institucijos bandė iš tikrųjų išgauti kiek įmanoma daugiau informacijos, kurią paskui galima būtų panaudoti. Reaguodama į visą šitą kibernetinio saugumo iššūkių tendenciją, Europos komisija iš tikrųjų atnaujino būtent teisės aktus ir sukūrė TIS2 būtent direktyvą, tai yra tinklo informacinių sistemų saugumo direktyva, TIS, ir kurią paskui papildė atnaujintą Lietuvos versiją, kuri vadinama NIS2. Ir ją buvo numatyta perkelti būtent 24 metais spalio 17 dieną. Ir aš šiandien būtent ir noriu pristatyti, koks yra svarbiausias šitas tikslas. Tai yra jau prasidėjus šitam beribiam ar ne būtent augimui,
kibernetinio atakų, tai visų pirma, ES siekis buvo sukurti strategiją. Tai viskas prasidėjo nuo strategijos, kaip iš tikrųjų reikėtų apsaugoti ES šalis ir kaip sukurti vieningą būtent saugumo standartą. Ir dažnai iš tikrųjų, kai vyksta įvairios ar ne būtent kibernetinės atakos, mes neįvertinam kartais ir nenumatom, kokia tai galėtų būti padaryta ta žala ir koks tai yra tendencingas ar ne galbūt poveikis įmonėje, ar ne. Ir kas yra svarbiausia, mes net nežinome, ką reikia daryti dažnu atveju įvykus tai kibernetiniai atakai. Tai būtent šitą direktyvą viską labai aiškiai apibrėžia. Ir jeigu anksčiau buvo reikalavimai labiau ar ne, būtent valstybiniam sektoriui ar ne, viešajam sektoriui, tai dabar iš tikrųjų ir privatus sektorius turės iš tikrųjų pateikti būtent vykusių kibernetinių atakų ataskaitas. Ir kas yra svarbiausias dalykas, tai tikrai, kadangi vedžiau mokymus ne per seniausiai būtent mūsų Klaipėdos padalinyje, dauguma įmonių ir jų vadovų nežino, ar ne, kad būtent nepranešus apie kibernetinę ataką gresia iš tikrųjų labai didelės baudos. Ir tos baudos priklauso nuo įmonės dydžio, nuo kibernetinės atakos pobūdžio ir nuo pačių įvairiausių aspektų. Taip, tai kaip, jeigu prisiminsite, būtent pirmoje skaidrėje pateikta, ar ne, būtent tą grafiką, tai praėjusiais metais dar iš tikrųjų buvo spekuliuojama, kad 23 metai galėtų būti pikas kibernetinio atako, ar ne, pasiektas ir kad jau mes vis dėlto turėtume pradėti matyti tą šviesą tunelio gale ir kad turėtų jų bent jau minimaliai mažėti arba stabilizuotis, ar ne, tas būtent itin didelis augimas per pastaruosius 5 metus. Tačiau jeigu pasižiūrėti būtent VPR Ranks prognozuojama 24 metų prognozę, mes matome, kad planuojama, kad net 78% ne įmonių daugiau nukentės 24 metais negu 23 metais. Nes jau dabar yra matomas viršijimas, ar ne, tų paveiktų įmonių. Tai tikėtina, kad ir bendras tas skaičius, ar ne, būtent bus daug didesnis kibernetinių atakų 24 metais pasiektas, mes žinoma, tai galėsime įvertinti tik 25 metais, kiek ir konkretus kokie procentinės išraiškos vienetai bus pasiekti, bet tas svarbus aspektas, kad vis dėlto jau dabar matome, kad kai kuriais kriterijais tas poveikis yra vis dėlto labai didelis. Ir bene svarbiausias dalykas, kad dažnai mes neįvertiname, kad nesivadovaudami tam tikromis ar ne saugumo taisyklėmis, nešviesdami galbūt darbuotojų apie kibernetinio saugumo svarbą ar ne, susiduriamus iššūkius, galų gale netgi yra labai daug įvairiausios medžiagos, netgi video medžiagos, kurią galima iš tikrųjų pateikti, parodyti, kad iš tikrųjų labai norint kibernetinę ataką galima įvykdyti labai greitai ir, o jeigu ją dar vykdo profesionalai, tai praktiškai beveik neįmanoma nuo jos apsisaugoti, jeigu nėra atliekamas darbuotojų švietimas. Taip, tai kas yra labai svarbu, kad vis dėlto buvo atskiriamos tam tikros būtent klasifikuojamos informacijos pakeitimo pobūdžio rūšis. Ir čia jūs matote būtent pagal tai, iš tikrųjų, kaip yra informacijos rūšis identifikuojama. Ir kiekviena įmonė turėtų atskirti ir, kaip matote, paskutinė būtent šitos skaidrės dalis netgi apibrėžia, kaip mes turime tą informaciją pateikti arba atvirkščiai saugoti, ar ne? Tai žinoma, viskas prasideda nuo viešosios informacijos, ar ne, kurią mes dažniausiai skelbiame iš savo svetainėse, socialiniuose tinkluose, ar ne. Tai niekada nereiktų pamiršti, kad joje irgi turi būti atitinkamai pateikiami asmeniniai duomenys, tai čia eina kalba, kad mes kartu turime užtikrinti duomenų apsaugos įstatymą, tai reiškia, pati įmonė netgi turi galvoti, kokia viešai prieinama informacija, ar yra gautas, tarkime, iš to asmens sutikimas, kurio, tarkime, galbūt nuotrauka ar asmeniniai duomenys yra pateikiami.
Ir žinoma, kažkokių tai itin jautrių duomenų mes viešai vėlgi be to žmogaus sutikimo negalime pateikti. Tai vėlgi gali būti papildomas ar ne kažkoks tai tendencingas veiksmas ar ne iš to darbuotojo, kaip grįžtamasis ryšys pateikiamas vėliau. Yra riboto viešinimo vidinio naudojimo ar ne, būtent duomenys, kuriuos mes dažniausiai pateikiame, tai įmonės itin populiaru turėti vidinę duomenų valdymo sistemą, ar ne, kurią dažniausiai įmonės arba įsigyja, arba turi, bet tai gali būti ir debesijoje laikomi duomenys, ar ne, konfidenciali arba komercinė paslaptis, ar ne. Tai čia mes jau atskiriame sekantį etapą, tai reiškia vėlgi įmonės vadovai, ar ne, institucijos vadovai turi suprasti, kad tokiu atveju pagal standartizuotą sistemą, kokybės valdymo sistemą, atitinkami asmenys, kurie gali valdyti tokią informaciją, jie turi turėti tam tikras teisės, ar ne, ir kad, vėlgi turi pasirašyti tą konfidencialumo sutartį, kad tos informacijos jie negali atskleisti pašaliniams asmenims, ar ne. Tai jeigu mes turime, tarkime, vidinę verslo valdymo sistemą, tai mes kaip vadovai irgi esame atsakingi, kad prie jos prieitų tik tai atitinkami asmenys. Tai reiškia, žmogus, neturintis teisės, tai negali tos informacijos viešai matyti, nes vėlgi mes tokiu būdu neužtikriname jos saugumo. Na ir žinoma, slapta informacija, tai vėlgi jinai yra įvardyjama kaip itin jautri informacija, kuri yra saugoma būtent tiek galbūt pačios įmonės, tiek ir netgi Lietuvos Respublikos valstybės, ar ne pagal tam tikrus būtent aktus. Ir čia jau reikalinga netgi izoliuota darbo vieta, riboto patekimo patalpa ar net specialus ar nesaugumo seifas. Tai galiu pasakyti, kad kiek teko domėtis, susidurti ir bendrauti su įmonėmis, kad netgi ir tokios ar ne itin slaptos ar ne izoliuotos darbo vietos deja, bet būna nulaužtos tam tikrų profesionalų asmenų arba tiesiog dėl nežinomybės, dėl tam tikrų duomenų atskleidimo ir panašiai. Tai norint užtikrinti saugumą, mes turime dėti lygybės ženklą iš tikrųjų tarp konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo, ar ne? Tai tam, kad mes užtikrintumėm tą būtent informacijos saugumą, identifikavimą ir kitus aspektus, tai tikrai yra labai svarbu laikytis visų šitų kriterijų. Ir vis dėlto pradėti įmonėje, jeigu kol kas dar nėra kažkokios tai saugumo strategijos, nuo informacijos paskirstymo, atskirimo, būtent priskirimo tam tikrų teisių ir identifikavimo ir galų gale saugumo užtikrinimo. Tas yra labai svarbu, kad vėlgi kibernetinio saugumo įstatymas, naujasis taip pat. Gerbiama Simona, atsiprašau, nors tema labai įdomi, aktuali, gal galėsit jau kažkaip greičiau į pabaigą. Gerai, tai aš galbūt su šitą skaidrę pasistengsiu ir pabaigti gerai, nes jinai turbūt pati aktualiausia, ar ne? Tai yra, kad turbūt dar tikrai dauguma įmonių nesitikė, kad vis dėlto laukia baudos, ar ne? Ir čia turbūt visiems yra aktualiausias aspektas, tai kaipgi nuo jų reikėtų apsisaugoti. Tai viskas priklausys nuo būtent kibernetinio saugumo įstatyme apibrėžiamos informacijos. Tai visų pirma, kad tai yra pažeidimai bus skirstomi į pavojingus, vidutinio pavojingumo ir nedidelio pavojingumo, ar ne? Ir kas yra svarbu, tam įgyvendinimui, vykdymui irgi bus taikomos tam tikros priemonės, ar ne? Tai tarkime, galbūt jeigu jūs pirmą kartą nepranešite, dėl nežinojimo, dėl tam tikrų priežasčių, ar ne, jūsų gal lauks tik tai įspėjimas, ar ne? Galbūt, jeigu vėlgi, priklausomai nuo kokio dydžio tai yra pažeidimas ir kokio pavojingumo, gali būti net sustabdoma veikla, vadovas gali būti nušalinamas, ar net taikoma administracinė bauda. Tai tiesiog, kaip ir minėjau, dauguma net nesitikė, kad tai jau realiai yra jau kaip įstatymiškai apibrėžta ir kad taip pat mes jau 25 metais, kaip teigia specialistai, tikėtina, kad prasidės pirmosios baudos. Ne? Ir nesvarbu, ar tie vadovai žinos apie tokį įstatymą ir kad reikia laikytis tam tikros tvarkos. Na ir tiesiog aš noriu patikslinti, kad galima pasižiūrėti, kad jeigu tai yra esminiai subjektai, ne, mes matome, pažiūrėkime, kad kokios tai yra baudos, ar ne, tai yra 10 milijonų, tai yra 7 milijonai net svarbiems subjektams, arba 2% nuo juridinio asmens bendros pasaulinės metinės apyvartos.
Ir administracinės baudos vėlgi jos yra skirstomos nuo maksimalios iki, būtent minimalesnės ar ne, bet vėlgi priklausys nuo atliekamo pažeidimo. Tad, kadangi aš kaip suprantu, mano laikas pasibaigė, tai kolegos, jeigu kam bus aktualu, tai tikrai susisiekite, pasidalinsiu savo pranešimu ir, tikrai kviečiu į mokymus Vilniuje, kam tikrai aktuali ir įdomi šita tema. Tai ačiū labai ir turbūt jau perleisiu žodį kitiem pranešėjam. Dėkui, Simona, už puikų pranešimą, tikrai aktualus ir turbūt su tom grėsmėm tikrai susidursim, kaip nesinorėtų mum, reikia būti budriem, kad kaip galima mažiau prarasti to, ko neturėtumėm prarasti. Tai klausimų pokalbių laukia kol kas nematau. Gal tada keliausime prie kito pranešimo, jeigu eigoje atsirastų, galit rašyti. Sveiki, tik norėjau pasakyti labas, nes prisijungiu vėliau ir pažiūrėti, ar mane girdite, kad nereikėtų jau kai mano pranešimo metu žiūrėti mikrofoną. Taip, Edita, girdime jūs. Ačiū. O toliau pasiklausysim kito pranešėjo, jo pranešimo tema virtualios mokymosi aplinkos Moodle funkcionalumo geroji patirtis ir pranešimą skaitys Aurimas Nausėda iš Lietuvos kalėjimų tarnybos. Tai prašom, Aurimai, jums žodis. Labą dieną. Pranešime keliamas tikslas aptarti virtualios mokymosi aplinkos Moodle funkcionalumo gerąją patirtį, kurią teko įgyti naudojant virtualią mokymosi aplinką Moodle 12 metų mokymosi procese. Tai vėl norėčiau kreipti dėmesį, kad Liedmo komanda teikia konsultacijas dėl Moodle aplinkos naudojimo, todėl visi Liedmo asociacijos nariai gali konsultuotis, klausti dėl Moodle aplinkos veiklos momentų ir kitų techninių problemų. Pranešime keliamas tikslas aptarti mokymosi aplinkos Moodle galimybės, sietinas su pedagoginio mokymosi procesu. Vėliau bus kalbama apie aktualias funkcijas besimokančiam, grįžtamo ryšio formavimo galimybės ir integracijos aspektus. Kalbant apie galimybės mokymosi procesui, akcentuotina tai, kad turime 12 išteklių, galima kurti apklausas, galima formuluoti užduotis. Tai turime ir išteklius. Pedagogas gali taip pat pateikti ir nuorodas į kitus šaltinius, paimtus iš internetinės erdvės. Tai vėl atkreipčiau dėmesį, kad mokymosi aplinka Moodle funkcionuoja kaip specifinė filosofija, paremta pedagoginio konstruktyvizmo teorija, kas reiškia, kad yra atsižvelgiama į besimokančiųjų poreikius. Todėl pradžioje planuojant Moodle mokymosi aplinkos procesą, gali būti labai naudinga išsiaiškinti besimokančiųjų poreikius. Besimokančiųjų poreikių išsiaiškinimui galima naudoti apklausas. Tai pirmoji apklausa gana paprasta yra, tai galima klausti apie besimokančiųjų poreikius, kas yra svarbu, aktualu besimokantiesiems, kodėl tai gali būti svarbu. Taip suformuluojami pirminiai lūkesčiai, galima matyti besimokančiųjų lūkesčių horizontą ir pedagogui atitinkamai planuoti mokymosi procesą. Kitas specifinis momentas, labai svarbus planuojant mokymosi procesą, yra vadinamos mokslinės apklausos, kurias australai, kurie kūrė mokymosi aplinką Moodle, perėmė iš mokslinių šaltinių. Tai pirmoji apklausa yra vadinama ATTLS apklausa, kuri Likkerto skalėje matuoja besimokančiųjų poreikius. Kuo tai gali būti naudinga? Apklausus besimokančiusius galima matyti, ar besimokantieji labiau vertina hibridinį mokymosi metodą, kai derinamas gyvas mokymas ir kompiuterinis mokymas, ar vertinamas individualus mokymas. Tokiu būdu galima matyti, kokie studentai, profesinės mokyklos moksleiviai ar moksleiviai susirinko į nuotolinio mokymosi kursą ir kokie yra jų poreikiai, kokios yra jų mokymosi patirtis. Kitos aktualios funkcijos, kalbant apie lektoriaus ar profesijos mokytojo ar mokytojo mokymo strategijos ir besimokančios strategijos formavimo, yra vadinamasis forum langas, kuriame galima formuoti konkrečius lūkesčius ir formuoti nuolatinį grįžtamą ryšį, aiškintis ir formuoti mokymo strategiją. Vėl atkreipiu dėmesį, kad skaitmenizavimas yra specifinis dalykas, todėl yra būtina aiškiai apibrėžti mokymosi strategiją, mokymosi gaires ir nurodyti besimokančiajam
kas bus mokama, kaip mokama, kokie mokymosi tikslai. Kitas svarbus dalykas, kiekvienam besimokančių yra mokymosi strategijos. Tai efektyviausia pasiremiant mano 12 metų mokymo patirtimi yra vadinamoji mokymo strategija kartojimo momentas. Kaip galima tą kartojimo momentą Moodle aplinkoje fiksuoti? Tai pirmiausiai galima pasiremti tokią specifinę funkciją kaip savikontrolės užduotimi, kuri leidžia besimokančiam prieš tikrąjį testą atlikti savikontrolės užduotis ir tokiu būdu keliama besimokančių motyvacija. Kitas svarbus dalykas, formuojant savivaldaus arba savarankiškų mokymosi momentą, yra vadinamasis aktyvinimas, mokymosi aplinkoje Moodle naudojant specifines nuorodas. Atkreipiu dėmesį, kad praeitais metais mokymosi aplinka Moodle buvo atnaujinta, tai atsirado naujos funkcijos, kaip besimokančiam galimybę pažymėti, kad buvo atlikta specifinė užduotis. Kalbant apie specifinį grįžtamąjį ryšį, labai svarbus dalykas yra tai, kad galima matyti ir besimokančiojo poreikius. Besimokančiojo poreikiai vėl matuojami mokslinę vadinamąją Koles faktinę apklausą. Klausimai yra išversti lietuvių kalbą, tai reiškia, kad galima pasinaudoti moderniu mokymosi metodu, kuris vertinamas pasaulyje dėl mokymosi pažangos matavimo. Tokiu būdu apklausus besimokančius galima matyti, koks mokymosi stilius besimokančiam yra priimtinas. Atkreipiu dėmesį, kad Koles apklausa, lyginant su ATTLS apklausa, matuoja besimokančiųjų poreikius, kai ankstesnė apklausa parodo, ar susirinkę į mokymosi aplinką Moodle besimokantieji labiau vertina hibridinį mokymąsi ar vertina labiau individualų mokymąsi. Kitas svarbus dalykas, kiekvienam lektoriui, mokytojui ar pedagogui ar kvalifikacijos kėlimo renginių vedėjui yra ir jo asmeninis poreikis, įsiaiškinti, koks yra grįžtamasis ryšys siektinas iš besimokančių. Tokiu būdu mokymosi aplinkoje Moodle galima formuluoti specifinius klausimus kiekvienam lektoriui, naudojant specifines funkcijas. Tarkime, galima užduoti klausimą, kas sudomino kursų metu, kas buvo sudėtinga, galima formuluoti atvirus arba uždaro pobūdžio klausimus. Tai reiškia, kad kiekvienas pedagogas gali įsiaiškinti, kokie yra mokymosi poreikiai ir tokiu būdu atitinkamai koreguoti kiekvienos temos poreikį. Jeigu tema yra sudėtinga, galima po kiekvienos temos suformuluoti šiuos klausimus, naudojant Moodle šią funkcionalumo funkciją ir įsiaiškinti, ar kas besimokančiam buvo sudėtinga mokytis, ar formulės, ar tam tikrų sąvokų supratimas, ar išdėstymas. Taip pat galima ir įsiaiškinti, ar testas buvo sunkus, sudėtingas ir kokie keistini dalykai tolimesnio mokymosi procese. Žinoma, neišvengiant turime ir grįžtamą į konstruktyvų koreguojantį ryšį. Tai šitą koreguojantį ryšį galima matyti teste. Vėl atitinkamai kiekvienas pedagogas gali nustatyti mokymosi aplinkoje Moodle informaciją, ar atsakymai yra besimokančiam rodomi, ar besimokantis yra skatinamas ir motyvuojamas toliau efektyviai mokytis ir siekti pozityvių rezultatų ir matyti savo klaidas. Žinoma, neišvengiamai mokymosi procese turime ir praktinės užduotis. Formuojant praktinės užduotis taip pat tikslinga numatyti laiką konsultacijoms. Labai svarbus dalykas yra vadinamasis aprašas prie praktinės užduoties, kuris padeda besimokančiam geriau suprasti, kas yra siekiama, kas mokama ir kaip ta užduotis gali būti vertinama. Akivaizdu tai, kad reikia numatyti ir konsultacinės valandas, nes priešingų atveju besimokantieji kelia po kelias užduotis, todėl tikslinga yra įvertinti galimybės ir numatyti besimokančiam koreguoti savo užduoties pateikimo variantą ir įvertinti savo mokymosi galimybės. Kalbant apie integraciją, mokymosi aplinkoje Moodle suteikta galimybė panaudoti gamifikacijos metodą. Tai reiškia, kad gali atsirasti įžaidybinimas. Atsirado naujas dalykas HSP vadinamoji funkcija, kuri leidžia įkelti iš kitų mokymosi šaltinių, iš kitų internetinių šaltinių nuorodas, vaizdo filmus ir kitą informaciją. Jeigu tai būna labai sudėtinga, neišvengiamai galima panaudoti ir socialinio bendravimo tinklų, šiuo atveju kalbam apie YouTube nuorodas, ar internetinių mokslinių šaltinių nuorodas, kas leidžia formuluoti įdomias užduotis, integruoti vaizdo filmus, integruoti paveikslėlius sukurtus mokytojo ar pateikti mokytojo užduotis nuskenuotas, kurios gali būti patalpintos mokymosi aplinkos Moodle puslapyje. Grįžtant prie išvadų, galima teigti, kad mokymosi aplinkoje formuluojant
ir vertinant mokymosi procesą labai svarbios galimybės. Antras dalykas, labai svarbus mokymosi aplinkoje yra grįžtamo ryšio formulavimas, veikimo principai ir, žinoma, labai svarbus dalykas yra tuo pačiu metu ir kitų šaltinių panaudojimas, naudojant vadinamos internetinės nuorodas ir kitus šaltinius. Tai būtų tiek. Ačiū uždėmesi. Tikiuosi, kad sutaupau laiko diskusijoms, klausimams. Ačiū. Taip, Aurimai, puikiai tilpot į laiko, dar ir mažiau užėmėt, negu jums buvo leista. Tai gal kažkokių klausimų atsirastų pokalbių lauke, nematau. Gal kažkas nori ranką pakelti. Ar jau taip viskas aiškiai buvo pristatyta ir klausimų net nekyla. Tikrai įdomi patirtis pristatyta. Ačiū, Aurimai. Tai gal sulauksime eigoje klausimų, tai tada pabaigoje dar galėsim padiskutuoti, atsakyti. Dėkoju. O tada keliaujam prie kito pranešimo. Tai pažinti pasaulį ir save kviečia Senjorų pasaulis, virtuali mokymų ir bendravimų erdvė. Ir pranešimą pristatys Vida Greičiuvienė, atstovaujanti Senjorų pasaulį. Prašom, Vida, jums žodis. Ačiū labai organizatoriams, kad suteikėte galimybę mums papasakoti apie Senjorų pasaulį. Noriu pasiklausti, ar skaidrės matote? Taip, jūs girdim, skaidrės matom, viskas. Tai gerai, tada galiu tęsti. Tai aš esu Vida Greičiuvienė, Senjorų pasaulio įkūrėja. Ir dalyvaudama ir mokydamasi kartu šią savaitę su jumis klausiausi lektorių ir išties džiaugiausi organizatorių įtrauktomis temomis, kurios labai vertingos nuotolinius mokymus organizuojančioms organizacijoms. Ir noriu tikrai padėkoti, kad priėmėte mus ir galiu papasakoti apie Senjorų pasaulį, kuris kviečia pažinti save ir pasaulį. Tai trumpa labai istorija, kaip mes susikūrė, mes pradėjom savo veiklą prieš 4 metus, kai pandemija įkalino žmonės namuose ir tai, kas daugumai tuo metu atrodė kaip problema, mums atvėrė galimybę. Turbūt dar prisimenat, kad 2000-aisiais gruodžio mėnesį kalėdų laukiam su šūkiu geri vaikai tėvų nelanko ir kad sumažinti tuo metu tvyrojusią įtampą, mes pakvietėm jungtis vyresnio amžiaus žmonės į Zoom platformą, papasakoti apie savo šeimos kalėdinės tradicijas. Ir atėjus kalėdams pamatėm, kad į mūsų pokalbius jungiasi senjorai iš visos Lietuvos ir tai, ką pradėjom, turim tęsti. Tai šiandien džiaugiamės, kad esam nacionaliniu lygiu veikianti organizacija ir nuo 20 tuo metu pirmųjų klausytojų šiandien į mūsų paskaitas, išaugom į daugiau kaip 2000 žmonių, kurie yra užsiregistravę ir jungiasi į mūsų paskaitas. Tai geras internetinis ir ryšys ir nuotolinis formatas leidžia žmonėms jungtis iš bet kur, o mums kviestis lektorius ir iš kitų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų pasaulio šalių. Savo veikloje remiamės 4 vertybėmis, tai sveikata, bendruomeniškumas, pagarba ir smalsumas. Ir mums smalsu, kad skaitmeninė sveikata taptų sveikos gyvensenos dalimi. Ir bet kokio amžiaus sulaukę žmonės mokėtų užsiregistruoti pas gydytoją ne tik telefono skambučiu, bet ir jungtis prie e-sveikata, stebėti savo ligos istoriją. Tai ta paminėta mano e-sveikata, tai yra tik tai viena iš temų, ko mes mokome savo senjorus. Tai jau ir turbūt supratote, kad pagrindinė mūsų veiklos rūšis, veikla yra neformalus suaugusiųjų švietimas, kurį mes vykdome nuotoliu. Ir noriu atskirai pažymėti, kad jau 4 metus, kiekvieną ketvirtadienį, 4 valandą mes kviečiam vyresnio amžiaus žmonės jungtis į Zoom platformą. Šiuo metu jau pradėjome ir YouTube'e, Senjorų pasaulio YouTube kanale transliuoti paskaitas, 4-dieninės paskaitas, būtent mūsų vertybės atliepiančiomis temomis, o norintys gali pasižiūrėti ir paskaitų įrašus. Be mokymų mes nuolat ieškom įgytų skaitmeninių įgūdžių pritaikymo galimybių, kurie didintų pasitikėjimą savimi, leistų jausti šiuolaikišku,
susidraugauti su dirbtiniu intelektu. Tai šiek tiek jau kai ką aš paminėjau, kokie yra mūsų mokymai, nuotoliniai mokymai. Tai dar kartelį paakcentuosiu, kad mes naudojame Zoom platformą ir apmokome žmonės Zoom platformoje bendravimo kultūros. Turime mokymus 4 moduliuose, tai informacinių technologijų, kas mums yra svarbiausia, nes esame atviri visiems, bet ne kiekvienam, kad jungtis prie mūsų reikia turėti kompiuterį ir gebėti paspausti tą stebuklingą prisijungimą prie kompiuterio mygtuką. Taip pat mokome kultūros, turim labai įvairiausių temų, užsienio kalbų, šiuo metu mokom 3 kalbų, tai anglų, vokiečių ir ispanų kalbų, ir turim sveikatingumo modulį, kuriame galima ne tik klausytis paskaitų, bet skatiname kartu ir judėti, siekti tikslų, vaikštant ir skaičiuojant žingsnius su VOK15 programėlė. Tai taip pat drąsiname lektorius mokyti nuotoliu, nes kartais suradę labai gerą temą, kviečiam lektorių, o jis sako, ne, aš tai tik gyvai. Šitas nuotolinis formatas man labai yra sudėtingas dėl to, kad aš nematau klausytojų, nematau, kaip jie priima mano informaciją, tai mes tiesiog drąsinam, skatinam ir kartais po to jie džiaugiasi, kad dar įgyja, dar praplečia savo galimybės mokyti ne tik klasiai, bet ir šituo formatu. Ir taip pat įtraukiam daugiau žmonių vyresnio amžiaus, nes ne visi jie gali mokytis gyvai, ne visi gali pasiekti ar 3 amžiaus universitetus, ar prieiti prie kitokios informacijos. Tai mūsų formatas leidžia jiems praplėsti savo akiratį ir mokytis kitokiu formatu. Tačiau, kadangi dirbam su vyresnio amžiaus žmonėm, tai turim problemą, kad visos naujovės yra įsisavinamos šiek tiek ilgiau ir užtrunka. Jeigu patys turbūt suprantat, kad atrodo vaikai gimsta jau turėdami kažkokius tai įgūdžius, neaišku iš kur, tai mūsų besimokantiesiems reikia kartais kelis kartus pakartoti ir arba tiesiog daugiau laiko sugaištam. Tai taip pat besimokantiesiems yra labai svarbu motyvacijos palaikymas. Tai mokydami mes ne tik jungiamės mokytis, kaip minėjau, tarkim, kalbų modulyje, tikslas yra išmokti kalbos. Tai ne, seniorų pasaulyje tikslas yra mokėti bendrauti tą kalbą, kartu mokytis kultūros. Tai tarkim, mes mokom ispanų kalbos, kartu mokydami ir ispanų kultūros, nuvykęs į tą šalį, kaip bendrauti, kaip jaustis toje aplinkoje. Ir kartu būrėm virtualią bendruomenę, kurie po to susitikę gyvai jaučiasi kaip seniai pažįstami. Būrėsi grupės skirtingose miestuose, tai turim Vilniečių grupę, Kauniečių, mažiau aktyvi grupė, bet klaipėdiečiai taip pat labai aktyvus. Be nuotolinių mokymų organizuojame stovyklas užsienyje ir darome patikrinimus su panašiais besimokančiaisiais kitose šalyse. Tai pavyzdžiui, kaip tokios anglų kalbos organizuojam Zoom susijungimą, tarkim, su ispanais, kurie mokosi anglų kalbos, jie jungiasi su mūsų besimokančiaisiais lietuvaičiais ir kartu jie keičiasi, dalinasi savo, tarkim, kažkokia tai kultūrinė patirtim, arba apie Kalėdas pasakoja, arba apie Velykas pasakoja anglų kalba ir jie visi klausosi vieni kitų. Tai apklausėm 23 metais savo seniorus, ar jie rekomenduotų seniorų pasaulį savo aplinkai. Tai rezultatas nudžiugino, 93% iš atsakiusiųjų atsakė teigiamai. Motyvacijos palaikymui taip pat daugiau dėmesio skiriam vyresnio amžiaus žmonių savanorystiai. Kviečiam savanoriauti seniorus, ieškom priimančių savanorius organizacijų ir kartu palaikom motyvaciją savanoriaujančių seniorų. Kad galėtumėm kokybiškai mokyti, turime mokytis ir patys. Tai mūsų komandos nariai vadovaujami projektų vadovės Živilės Kurienės įsitraukė tarptautinius projektus, ėmėsi patirties iš panašia veikla,
užsiimančių organizacijų kitose šalyse. Esam atviri ir bendradarbiaujantis. Šiais metais įsitraukėm į projektą, ryšių reguliavimo tarnybos įgyvendinamą projektą Ne vienas nėra pamirštas, kurį globoja mūsų prezidentas Gitanas Nausėda. Ir šio projekto tikslai sutampa su mūsų organizacijos vizija laiminga senatvė sau ir kitiems. Ir kartu norim įtraukti, pasiekti, įtraukti ir apmokyti, naudotis informacinėmis technologijomis kuo didesnį vyresnėlių skaičių. Tai esam NVO švietimo tinklo nariai, turime akreditaciją Erasmus programuose, taip pat esam Liedmo asociacijos nariai ir kuo tikrai labai džiaugiamės. Taigi, pabaigai, mūsų patirtis rodo, kad skaitmeninės technologijos padeda suburti žmones, kurie niekaip kitaip nesusitiktų. Susipažinę virtualiai, jungiami tų pačių vertybių bei noro tobulėti, mielai ir sistemingai bendrauja gyvai. Pats naudojimasis skaitmeninėmis technologijomis kartu su žiniomis priduoda pasitikėjimo ir savarankiškumo, atveria daug įdomesnį kelią vyresnio amžiaus žmonėms į gyvenimo pilnatvę. Todėl kviečiu dalinti žinutę apie mus, jungtis į senjorų pasaulį, kuris ne tik įtraukia, bet svarbiausia skatina veikti. Ir drąsiai galiu pasakyti, kad skaitmeninė įtrauktis tai yra galimybė gyventi pilnavertiškiau ir pažinti pasaulį ir save. Tai ačiū visiems už dėmesį. Dėkojam Vidai iš pranešimą. Na vėlgi, klausimo nematau. Aš norėčiau paklausti. Na, jūs čia pasakojat, kad senjorai kažkur tai turi išdrįsti, nueiti, susirasti kompiuterį, spustelėti tam, kad prisijungti ir užmegzti tą ryšį, bendrauti. O gal jūs žinot, kaip tie dalyvaujantys senjorai, ar jie tampa drąsesniais, galbūt jiem jau nebereikia eiti į kažkurią vietą, ieškoti kompiuterio, kad kažkas padėtų. Gal jau ir namuose jie drąsiai jungiasi, gal išmaniaisiais įrenginiais naudojasi ir galima pamatyti užsiėmimuose kažkur tiesiog lauke vaikštantį ir su tuo išmaniuoju įrenginiu prisijungusi. Taip, Jūratė, tikrai ačiū labai. Jūsų klausimas labai papildo mano pranešimą, nes aš labai taip sekiau laiką, kad suspėti ir tikrai labai, kadangi tuo gyvenu, tai tikrai pasakoti galėčiau visą valandą ir ilgiau. Tai taip žmonės tampa daug drąsesni ir tikrai aišku, kad pradžia mums labai yra svarbi kiekvienam, nes trūksta to pasitikėjimo savim, kažkur ne ten paspausiu, kažką ne taip padarysiu. Labai skatinam šeimos narius padėti vyresnio amžiaus tėveliams ar anūkai seneliams, kad jie parodytų tuos mygtukus, prijungtų. Aš galiu pasidalinti savo patirtim, kai į pirmasias paskaitas mano sūnus prijungdavo Anytą. Kadangi žino tos galimybės nuotoliu prisijungti, jis prijungdavo ir jau aš gaudavau žinutę, mamytė, jau močiutė prijungta. Jau viskas gerai. Tai užteko 3 kartų ir po jų mama pradėjo pati jungtis prie paskaitų be jokios pagalbos ir dabar yra fanė, sekėja ir laukia tų ketvirtadienio paskaitų, nes mes ketvirtadieniais yra atviros paskaitos, galima registruoti senjorų pasaulio puslapyje, taip pat galima jas stebėti YouTube'ės kanale ir temos nesikartoja, lektoriai nesikartoja, mes stengiamės, kad 52 paskaitos yra per metus. Tai stengiamės, kad visi lektoriai būtų skirtingi ir paliestumėm skirtingas temas. Tai tikrai o patys senjorai jau jie, aš galiu pasakyti čia tą pavyzdį, kur pasakiau apie sveikatą, tai kad mes skatinam, apmokom, tai po ryšių reguliavimo tarnybos pristatymo, kaip jungtis prie sveikata sistemos. Tiesiog paklausiau savo bendruomenę, sakau, parašykite, kas iš jūsų jau buvote prisijungę ir kas naudojatės registruodamiesi arba vaistus užsisakydami.
Tai 35% žmonių, kadangi buvo maždaug 100 prisijungę žmonių, gal 110, 35 žmonės pažymėjo, kad jie jau naudojasi e-sveikata. Tai aš tiesiog noriu, pati labai pasidžiaugiau ir kad nesvarbu, ko tu mokaisi, bet tu tampi drąsesnis jungtis, nebebijai naršyti, nebebijai kažką susirasti internete ir daraisi labiau daug dėmesio skiriam ir tam kritiniam mąstymui. Tai nežinau, atsakiau į temą ar ne? Taip, ačiū, dėkoju. Aš turiu namuose 2 labai aktyvius seniorus, jie dalyvauja 3 amžiaus universiteto veikloje, bet kažkaip, man atrodo, apie tas paskaitas nėra girdėjus, tai būtinai perduosiu žinią, galbūt ir sulauksit dalyvių, manau, kad gal ir kiti atras, kas dar negirdėję ir paskatinsim nebūti tiem atskyrusiems, tiem, kurie mūsų užaugino, kurie buvo šalia, kurie sukūrė tą Lietuvą, kuo mes dabar džiaugiamės. Tai dėkui jums. Taip, ačiū. Aš tik tai dar pasakysiu, kad nebijokit, nes labiausiai tai liūdina, kai paskatini ir pasakai ir tau pasako, ai ne, mano mama jau per vėlu. Tai šitie dalykai labiausiai mane liūdina. Galvoju, niekada, kodėl neturim priimti sprendimų už juos, parodykim, atverkim kelią savo tėveliams ir seneliams. Tai tiek, ačiū labai uždėmesį, ačiū už klausimus, Jūrate. Ačiū jums. Na ir keliaujam toliau savo programoje. Tai kitas pranešimas, daugiakalbis automechanikos e-foto žodynas, inovacija su Erasmus+. Ir pristatys mums Edita Rumbutė, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos atstovė. Prašom, Edita, jums žodis. Dar kartą sveiki, norėjau pasiteirauti, ar matote, kad dalinuosi ekranu? Taip, matom, viskas puiku. Ačiū labai. Klausiausi kitų pranešėjų pranešimų ir jie tikrai labai apima, galima sakyti, kad jie buvo labai aktualūs kiekvienam žmogui, kalbant apie seniorus, visi turim šeimoje senelių, tėvų, kurie galbūt yra seniorai, labai aktualu ir dabar dar dėl kibernetinio saugumo, vėlgi visiems aktualu. Bet ir mano pranešimas tam tikrą prasme yra aktualu kiekvienam asmeniui ir organizacijai, nes aš kalbėsiu apie Erasmus programos sudarytas galimybės turėti įdomesnį ir geresnį profesinį ir netgi asmeninio tobulėjimo gyvenimą. Aš pristatysiu projektą, kurį finansavo Erasmus programa ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla. Mes su savo tarptautiniais partneriais sukūrėme inovaciją, kuri mums tikrai padeda geriau dirbti. Pats darbo procesas buvo mums be galo įdomus, tai reiškia mes asmeniškai patobulėjome. Taigi tikimės, kad per, sakysime, projekto reklamą, produkto reklamą, vėlgi šita žinia gali būti aktuali kiekvienam, kas turi automobilį, nes galbūt automobilį kažkada reikės remontuoti ir galbūt remontuos automechanikas, kuris galbūt atras kažkokias informacijos šitam sukurtam žodyne. Taigi šis daugiakalbis automechanikos žodynas, kurį mes sukūrėm su 6 partneriais iš kitų Europos profesijos mokyklų, kurios specializuojasi automechanikoje, ir taip pat buvo viena aukštojo mokslo institucija iš Lietuvos. Dabartinė vyko, prieš tai Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, taigi mes su kolegomis pasinaudoję šito finansavimu sukūrėm puikų tokį įrankį. Taigi, jis yra daugiakalbis, bet aš galbūt atversiu lietuvišką platformos versiją, nes mums turbūt aktualiau. Truputėlį pasakysiu įžangos, kodėl mums pasirodė svarbu tokią inovaciją sukurti, nes susidūrėme kaip profesijos mokykla, nors finansavimą turim ir daug dalykų galim sau leisti, bet sakysime, kai kurie resursai
Na, jie nėra mums einami iki galo, sakysime, jeigu tokios didžiulės korporacijos, sakysime, kurios, sakysime, dileriai, BMW ar ten, tarkim, Toyota, jie turi kai kurių resursų, kaip ir žodynų, fotožodynų ar ten, sakysime, pieštų autodalių žodynų, bet jie yra mokami, tie žodynai, ir kainos prieigos yra iš tikrųjų tikrai didelės ir profesiniai mokyklai yra sudėtinga. Taigi mes supratom, kad mes turėtume susikurti savo, žinodami, ko mums maždaug reikia, suprasdami, kad, pavyzdžiui, mūsų besimokantiems, mūsų būsimiems automechanikams geriausia žodyno versija būtų, kai yra fotografija, fotonuotrauka autodalies ir jisai galėtų matyti termino tos autodalies, sakysime, pavadinimą anglų kalba ir lietuvių kalba. Tai prisideda, reiškia, prie asmens, na, tarkim, ir būtent ir profesinės anglų kalbos žinių tobulinimo, nes pastoviai tai yra reikalinga, sakysim, ir autodalis užsakant, ir naudojantis įvairiais kitais resursais. Na, tarkim, aš jeigu įeisiu į automobilio elektroniką, aš, tarkime, jūs matote, kad mes čia turime pagal temas yra suskirstytas tas žodynas, kad būtų patogiau jame ieškoti terminų. Na ir sakysime, mes čia šitoje eilutėje, kurią matote kursorami dabar vedžioju, galima nueiti į kitas kalbas. Kai tai yra aktualu, dabar mes būsime lietuvių kalbos. Na ir tarkim, mes galim pasižiūrėti, sakysime, kad ir, sakysime, šitą autodalį ir matome jos lietuvišką ir anglišką termino pavadinimą. Tai reiškia kontakto elektrinės išorinės jungties korpusas su sandarikliu ir angliškai One Pin Electrical Connector Male Housing with Seal. Ir truputėlį papasakosiu, kad kai pradėjome šitą projektą rengti dar anglų kalba, kai buvo mūsų originali versija, be nacionalinių kalbų, kaip tik prasidėjo COVID-19 pandemija, tikrai buvo labai sudėtinga ardyti automobilius ir, sakysime, ir daryti visą, reiškia, autodalių, reiškia, valymo, po to, reiškia, fotografavimo kokybiško profesionalaus ir po to retušavimo ir patalpinimo į platformą darbus, kai mes buvome apriboti susitikti. Ir, sakysime, ir mūsų netgi kartais ir mokyklos būdavo uždarytos ir mes tikrai dažnai būdavo, kad būdavom vieninteliai žmonės pastate ir skirtingose dirbtuvėse dirbdavom, kad sufotografuoti ir padaryti šitą žodyną. Tai iš tikrųjų ir su humoru, ir su viskuo, ir su daug meilės reikėjo iš tikrųjų veikti tos sunkumus, kad šitas produktas dabar būtų prieinamas. Na ir jūs matote, tarkime, sakysime, tas besimokantisis ar bet kuris automechanikas, sakysime, jisai kokį produktą mato. Čia yra daug, sakysime, ir prieiga neįgaliesiems, sakysime, su įvairiais patobulinimais. Matome, kad galima važiuoti ir tokiu būdu, ne tik tai bendrojoje galerijoje, bet galima ir sakysime, ir tokiu būdu važiuoti per galeriją ir, sakysime, ieškoti dalykų. Yra sunumeruotos visos šitos, sakysime, kiekvienos turinio dalies nuotraukos, tai vėlgi tiek dėstytojai, tiek profesijos mokytojai, tiek besimokantieji, tiek taip tarp kitko ir kolegijų studentai, jie čia turi, sakysime, gali, sakysime, ir pagal numerius po to ieškoti autodalių ir taip pat ieškoti pagal pavadinimą, beje ir tiesiog pagal turinio dalis, sakysime. Kai kurios, sakysime, autodalis yra, sakysime, jeigu jinai yra labai mažutė autodalis, jinai yra miniatiūrinė arba jinai gali būti išoriškai panašiai į kažkokią visai kitoje automobilio daly esančią autodalį, tai yra taip pat įvardinta ir, sakysime, stambesnis vienetas, sakysime, kažkokia stambesnė detalė, kurios dalimi yra šita mažesnė detalė, tai iš tikrųjų yra labai patogu naudotis, dar pavaikščiosiu, sakysime. Dar truputėlį po žodyną, kad parodyti ir kitų dalykų. Matote, kad ne visos autodetalės yra naujos, taip kaip ir iš tikrųjų aktualiai automechanikas ir mato. Labai dažnai nebūtinai automobilis yra visiškai naujas ir autodetalė visa blizga ir švyti ir spinduliuoja. Jinai kartais atrodo ir panaudota, ir šiek tiek padėvėta. Tai viską mato labai aktualiai, labai patogiai. Ir, sakysime, tai tikrai yra tapę puikiu įrankiu besimokantiesiems.
Tai, sakysime, galite pasidalinti, tarkime, ir su, jeigu turite jaunimo ar entuziastų automobilių, galite labai drąsiai pasidalinti šito produktu, jis yra visiškai nemokamas, jisai labai patogiai naudojasi ne tik tai kompiuterio ekrane, su truputėlį kitokia, truputėlį, sakysime, dizaino forma mobiliajame telefone, bet lygiai taip pat labai lengva įsiminti, Pictionary.lt, jeigu angliškai, sakysime, tai tiesiog būtų Pictionary.eu, kaip Europa, kaip Europos Sąjunga, ir galite tikrai pasidalinti ir galbūt jaunimas, irgi jūsų pažįstamas jaunimas galės irgi išmokti terminų angliškai automobilių dalių ir tokiu būdu. Grįšiu, kad matyčiau truputėlį ir jūsų veidus. Tai žodžiu, tai būtų tiesiog galbūt toksai priminimas apie programą Erasmus organizacijoms, nes iš tikrųjų inovacijos yra, aišku, labiau galbūt aktualios švietimo įstaigom, kaip universitetam, kolegijom, profesiniam mokyklom. Bet pati Erasmus programa yra dar platesnė, jinai gali prisidėti ir prie organizacijų, sakysime, mokymosi visą gyvenimą tikslų ir asmenų mokymosi visą gyvenimą tikslų. Tai prisiminkite, ieškokite informacijos, kaip galima galbūt suteikti savo ir savo organizacijai galimybę gerinti savo kvalifikaciją, o jeigu tai jums aktualu, tai galbūt ir prisidėti prie inovacijų kūrimo, jeigu turite idėjų, jeigu suprantate jūsų srityje, kokių produktų trūksta, kokių resursų galbūt trūksta, skaitmeninių resursų, ne tik skaitmeninių resursų, kuo galėtumėte prisidėti, sakysime, prie Europos, sakysime, švietimo poreikių, atliepimo ir panašiai. Tai toks mano būtų trumpas pasidalinimas, ką mes puikiausiai susikūrėm su Europos komisijos finansuoti, su Erasmus programa ir padrasinimas kitus, kam aktualus, naudotis tomis galimybėmis. Tai dėkojame, Gita, tikrai labai įdomus įrankis, tiem, kam reikia, manau, jisai tikrai ir naudingas turėtų būti, o gal jūs žinot, kaip tie naudotojai, ar turbūt studentai besimokantieji, jie priversti naudotis, ar kaip jų atsiliepimai, kokie jų pojūčiai? Iš tikrųjų, jiems jisai yra smagus, labai kai kurios terminai man šoka, pirmiausia angliškai, sakysime, dabar galvoju, interface, sakysime, naudotojų draugiška platforma, sakysime, jiems patinka, kad labai aiškiai matosi detalė. Nes, sakysime, netgi mes esame, sakysime, galim pasakyti, kad, tarkime, jeigu mes netgi lyginame su vienu BMW sukurtų resursų, kuris yra pieštas, jis yra juodai baltas ir yra tik tai plonos linijytės, nėra neįmanoma susigaudyti, yra pakankamai, negalima pasakyti, kad tai yra blogas įrankis, bet, sakysime, palyginus, kaip yra sufotografuotos detalės ir su pavadinimu, jaunam, sakysime, besimokančiam mechanikui ar tai inžinerijos studentui yra žymiai patogiau atpažinti detalę, ją labiau įsiminti pavadinimą, nes mes daug kas, skaitant mane, esam labai per vizualumą įsimenam dalykus, aš įsimenu terminus pamačiusi, tai parašyta kartu su tuo daiktu, tai sakysim, tokiem žmonėm kaip aš, tai yra labai parankus dalykas ir atsiliepimai, sakysime, iš kolegijų, iš inžinerijos, sakysime, specialybių ir iš mūsų viso tinklo profesijos mokyklų, iš tikrųjų yra geras, mokytojai yra labai patenkinti, naudoja, tai sakysime, specialybės kalbos mokyme ir mokiniai naudoja tiesiog kasdieniniai veikloje, kai reikia ieškoti, sakysime, informacijos, kad ir po to perinant į YouTube kanalą, sakysime, ieškoti apie kažkokią, tai sakysime, niuansą remonto, jie susiranda, reiškia, iš pradžių terminą ir tada su to terminu jau gali jie toliau žaisti ir toliau galbūt ieškoti papildomos informacijos, yra iš tikrųjų patogu. Tai turim atsiliepimus tokios tikrai šaunios. Gerai, dėkui. Tikrai mes, turbūt didžioji dalis ir tyrimai tą rodo, kad žmonės per vaizdą tą užfiksuotą atsimenam, atpažįstam. Tai tikėkime tiem, kas turėtų idėjų, kam aktualu, išgirdo žinią, kad galima gauti kažko, turėti galimybę pasidaryti savo patogius įrankius ir tuo pačiu
studijom patogius įrankius. Ačiū. Aš į chatą įrašysiu dar tada adresą šitos svetainės ir galbūt kažkas išsisaugos, jeigu kažkas yra automobilių entuziastas ir galbūt visai naudosis. Paliksiu tada įrašą, gal kažkam patiks. Ačiū. Gerai, dėkojam. Na ir toliau šios dienos paskutinysis numatytas pranešimas. Tai aš pati pristatysiu apie skaitmeninės transformacijos žingsnius Utenos kolegijoje. Kilo mintis pasidalinti patirtimi, kurią įgijome, rezultatą, kokį pasiekėme, dalyvaudami skaitmeninės švietimo transformacija projekte, ETEC projekte, kurį vykdė nacionalinė švietimo agentūra. Mes buvom kaip partneriai, dalyviai. Tikrai džiaugiamės tą galimybę, kad turėjom galimybę dalyvauti ir galimybę kurti kokybišką tą studijų medžiagą. Nesam naujokai skaitmenizavimo srityje, nuo pat Liedmo asociacijos įkūrimo dalyvaujam, skaitmeninam, kuriam įvairią skaitmeninę medžiagą. Gal daugiau chaoso įvedė pandeminis laikotarpis, kai tos skaitmeninės medžiagos atsirado gausa ir tada nuo to kokybę galim tikrai pradėti abejoti, kiek tos medžiagos tai, kas yra naudojama, kokybiškai užtikrina įtraukų studentų dalyvavimą. Tai projektas leido tikrai vėlgi atsigręžti, pasižiūrėti kitaip į tą skaitmeninę medžiagą. Tai kolegija įsitraukė į dvi tokias veiklas. Naujausio edukacinių technologijų švietimo sektoriuje įdiegimas, sudarant sąlygas skaitmeniniam švietimo inovacijom kurtis ir išbandyti, stiprinant pedagogų skaitmeninės kompetencijas. Ir čia mes įsitraukėm į aukštųjų mokyklų dėstytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimą per neformalius mokymus. Ir taip pat vienas iš mūsų atstovų dalyvavo tarptautinėje stažuotėje, kur irgi buvo suteikta galimybė vykti semtis patirties kitose užsienio šalyse, kartu su bendradarbiaujant su Lietuvos įvairiom institucijom. Ir taip pat dalyvavom kitoje veikloje, technologinių sprendimų reikiamų skaitmeninių mokymų, studijų išteklių švietimo įstaigose sukūrimas, skaitmeninis turinys ir siekiant įgalinti personalizuotą nuotolinį mokymą ne tik pandemijos sąlygomis. Ir čia buvo didžioji mūsų įdirbio dalis, tai studijų dalykų skaitmeninimas. Ir įsigijom, turim hibridiniam mokymui skirtos įrangos, kurio aprūpinta keletas mūsų auditorijų. Tai aišku, visas projektas, džiaugiamės, kad mes turėjom galimybę ir tikrai nacionalinė švietimo agentūra pakvietė į diskusijas prieš pradedant projektą. Taip pat dalyvavom, turėjom galimybę siūlyti ir dėl pačios sąlygų, ir dėl atlygio už kuriamą tą skaitmeninį turinį, koks jis galėtų būti, ką svarbu atkreipti dėmesį. Tai prasidėjus projektui, vienas iš pirmųjų veiklų buvo skaitmeninių kompetencijų dėstytojams mokymai. Tai mokymai buvo paremti DICOM-PED2 Europos skaitmeninės kompetencijos programa. Tai vėlgi prieš pradedant mokymus mes taip nepuolėm iš karto žiūrėti, turim vieną kažkokį, kas tą paslaugos siūlytoją ir bendradarbiaujam būtent su tuo. Mes kreipėmės pasiūlymų, kas galėtų teikti tokius mokymus, kurie tikrai duotų naudos tiem klausytojam mūsų ir vėliau, kad klausytojai, dėstytojai įgyja
tą kompetenciją galėtų dirbti ir kurti skaitmeninį turinį pagal tuos reikalavimus, ką gavom iš nacionalinės švietimo agentūros. Tai tikrai pasiūlymai visi buvo verti dėmesio. Mums tuo metu buvo tinkamiausi ir nenusivylėm pasibaigus mokymam, nutarėm bendradarbiauti su Kauno technologijos universitetu. Ir 14 mūsų kolegijos dėstytojų tobulino profesinio aktyvumo, skaitmeninių išteklių, mokymo ir mokymosi vertinimo, studentų įgalinimo ir studentų skaitmeninių kompetencijų. Tas kompetencijas C1 lygiu, to lyderio pagal DICOMPEDU kompetencijų programą 66 valandų mokymuose. Tai žiūrint viso projekto mastu Lietuvoje tokius mokymus, čia aš kalbu apie aukštųjų mokyklų skaičius, kas dalyvavo mokymuose, tai buvo 800 baigusių mokymus, mūsų kolegijoje 14, tai atrodo tas tikrai lašeliukas, nedidelis skaičius, bet jeigu mes pasižiūrėtume mūsų kolegijos mastu, tai sudaro apie 10–11% visų kolegijos dėstytojų. Tai reiškia, 10% dėstytojų prisilietė prie galimybės matyti, kągi gali naudoti, ne tik iš technologinės pusės, kaip įtraukti ir naudoti savo dalyko dėstyme tas skaitmeninės technologijas, bet ir pedagoginių požiūrių, kaip jas panaudoti, žinant galimybės taikymo. Toliau, kaip minėjau, viena iš veiklų, kurioje dalyvavo Verslo ir technologijų fakulteto dekanė Vaida Bartutkė-Norkūnienė, vyko į trumpalaikę stažuotę Suomijoje, susipažino su švietimo inovacijoms, kaip efektyviai jas naudoti, mokantis, aišku, grįžusi, skleidė tą patirtį, dalinosi su projekte dalyvaujančiais dėstytojais. Visą laiką kviečiam ir kitus dėstytojus, ne tik dalyvaujančius, pasiklausyti, užsikrėsti tuo virusu, kurti, stengtis turėti geresnį rezultatą. Toliau ta daugiausia laiko, didesnioji dalis projekto buvo skaitmeninimas, studijų medžiagos kūrimas. Tai vėlgi visos Lietuvos mastu yra, kaip skelbia projekto organizatoriai, sukurta 1020 skaitmeninės medžiagos vienetų. Jie yra įvairūs studijų dalykai, moduliai, užduotis tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Mes kolegijoje pasirengėme 28 vienetus skaitmeninės mokomosios medžiagos lietuvių kalba. Mes skaitmeninom, pasirinkom skaitmeninti mūsų studijose naudojamus studijų dalykus. Aišku, iš dalies, vienas iš projekto reikalavimų buvo, kad ta medžiaga, kuri yra ruošiama, jinai būtų susieta bet kuriuo atveju su studijomis. Tai šiek tiek ir apribojo, nes kuriant viešai prieinamą, nepririšant prie studijų dalyko, turėtumėm daugiau tos laisvės, kadangi mes turim studijų dalyke studijų rezultatus, yra numatytos irgi tam tikri vertinimai, turėtų būti tas galutinis vertinimas, kuris vėliau keliauja į diplomą. Tai visiškos laisvės neturim, aišku, metodus taikyti, ta laisvė vis tiek išlieka. Tai pats rengimas skaitmeninių mokymosi priemonių vyko tokiais 3 etapais. Turėjom 3 dėstytojus pionierius, tie dėstytojai buvo pabaigę jau mokymus ir tą skaitmeninę medžiagą, skaitmeninti studijų dalykus turėjo iki rugsėjo 30 dienos. Tuo pačiu išsibandėm, kaip veikia visas tas mūsų sugalvotas procesas skaitmenizavimo. Gavom ir atgalinį ryšį iš
projekto organizatorių, projekto iniciatorių, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, galbūt kažką tai šiek tiek kitaip reikėtų daryti, kad būtų ta medžiaga kokybiškesnė. Na, antrajame etape jau daugiau dėstytojų įsitraukė, tai tie patys 3 ir dar prisijungė 8, kurie buvo taip pat mokymus išklausę dėstytojai. Tai iš viso parengėm dar 11 skaitmeninių mokymo priemonių. Na ir pasibaigus tiem 2 etapam, gavom žinią, kad dar yra papildoma galimybė rengti studijų dalykus. Tai ir dar atsirado norinčių toliau kurti, tai 7 tie patys, anksčiau dalyvavę 2 etapuose dalyvavo dėstytojai ir atsirado 7, tiesa, mes net atranką turėjom, buvo daugiau dar norinčiųjų, bet jau turėjom spręsti, kadangi mums buvo leista papildomai kurti 14 dar skaitmeninių priemonių. Tai atsirado tie 7 dėstytojai, kuriem reikėjo teikti pagalbą, nes jie nebuvo dalyvavę mokymuose, tai tie prieš tai dalyvavę, mes irgi taip nusprendėm vieni kitus palaikyti, padėti, nes visų mūsų bendras tikslas buvo sėkmingai dalyvauti projekte, pateikti viską, kas yra numatyta laiku, ir turėti kaip galima kokybiškesnę tą studijų medžiagą. Tai, pirmiausiai rengiantis kūrimui, jau kai sužinojom, kad turėsime darbuotis, sužinojome skaičius, gavome skaitmeninių mokymo priemonių parengimo atmintinę, kur buvo apibrėžti numatyti kriterijai, reikalavimai, rekomendacijos skaitmeniniam mokymo priemonėm parengti. Mes, kaip minėjau, irgi nesam pradedantieji, naudojam jau virš 10 metų virtualią mokymosi aplinką Moodle ir turim pasirengę savo nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašą, kur yra numatyti reikalavimai studijų kurso turinio talpinimui. Tai, nusprendėm, kad galutinis tas produktas turi tenkinti tiek vienus, tiek kitus kriterijus, tai mes padarėm tokią mišinį tų reikalavimų, kad atitikti ir projekto reikalavimus ir pasižiūrėti, kad nebūtų praleisti ir mūsų tam tikri reikalavimai. Tai pasirengėm skaitmeninės mokymo priemonės kokybės kriterijus, ir jais vadovaujantis buvo rengiamos skaitmeninės priemonės. Tai, kaip sakau, mes iš karto taip nutarėm, kad nereikia palikti to dėstytojo rengiančio skaitmeninę medžiagą vieno. Tai buvo numatyta, kad bus konsultuojantis asmenys, techninė pagalba, jeigu prireiktų teikiantis asmenys. Taip pat turėjo skaitmeninę mokymosi priemonę nepažeisti autorinių teisių, sutapti su šiuolaikiniais informacijos šaltiniai, šiuolaikinė informacija, atitikti realybę, tas turinys. Tai mes numatėm, kad skaitmeninę mokymo priemonę recenzuos asmuo iš dalykinės pusės, turinio prasme vertins. Ir taip pat susidarėm skaitmeninės mokymo priemonės kokybės